tai visiems vaikams be išimties tikrai reikia vitamino D ir žuvų taukų, na, taip sakant, omega 3, nes Lietuvoje mes šitų medžiagų tikrai negaunam pakankamai. Tai čia, kaip sakau, visiems be išimties praktiškai visus metus. Na, vitamino D, sakykime, galima kartais daryti pertrauką vasaros metu, jeigu būname nemažai saulėje, nes mes iš saulės nemažai gauname to vitamino D. Visais kitais atvejais vitaminai, maisto papildai vaikams, na taip, kad visiems iš eilės neskiriami ir tikrai nerekomenduoju to daryti. Tada jau geriau kiekvienu atveju, jeigu matom, kad yra kažkokia problema, tariamės su gydytoju ir ieškom, kokio vitamino ar kokios medžiagos trūkumas galėtų būti. Arba kliniškai, tai reiškia simptomatiškai, arba atlikus kraujo tyrimus ir tą trūkumą nustačius. Todėl, kad, vėlgi, vitaminas tai yra biologiškai aktyvi medžiaga, kuri atlieka organizme savo darbą. Tai vėlgi kištis į darnią organizmo veiklą tada, kada nereikia, nėra tikrai rekomenduojama. Nes mes nežinom, ką mes su tais vitaminais, sakykime, organizme pristimuliuosime. Ir jeigu vaikas turi gerą apetitą ir jo mityba yra subalansuota, tai tikrai yra įrodyta, kad visas maistinės medžiagas jis turėtų gauti su mityba.